Tai aš gal kol renkamės, kol Tomas prisijungs, kol viską supažindinsiu su girių inspekcija ir mūsų veikla, žmonėm, kurie pirmą kartą gal girdė apie mūsų veiklą, tiesiog toks trumpas pristatymas. Tai susivienijimas siekiantis išsaugoti Lietuvos miškus. Jis yra savanorystės principu. Mes visi čia esantys žmonės iš skirtingų sferų ir laukų ir įvairiausios, na, net nebūtinai susijusių žmonių su tuom, kurių ir nuomonės net įsiskiria daugybę klausimų. Mes dažnai diskutuojam apie visokius politinius reikalus, bet kas mus vienyje, tai bendras požiūris į gamtą. Ir mes remiamės Konstitucijos straipsniais, aš juos tiesiog paskaitysiu, nes jie labai svarbus. Tai 53, jo pabaigoje yra: valstybė ir kiekvienas asmo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Tad valstybė ir mes kiekvienas tiesiog turim pareigą tai atlikti. Ir valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsaugą, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymų draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją. Tai šitie du Konstitucijos straipsniai yra mūsų, kaip sakant, pamatas, leidžiantis mums funkcionuoti. Pati inspekcija yra nevyriausybinė organizacija, mūsų nieks neremia, išskyrus kartais žmonių pavienių kažkokios dotacijos. Turime platformą giriuinspekcija.lt, kurioje galima rasti daugiau info, kaip ir ką daryti šitais klausimais. Mūsų siekiai sukurti tiesiog bendruomenę, kurioje galima dalintis ir efektyviai reaguoti į situaciją. Ir matom, kad tas veikimas kartu, jisai labai daug durų atveria. Nes jeigu esi vienas, dažniausiai tave gali ignoruoti. Bet kai mes jau esame kažkokia žmonių bendrija, kuri mato pasaulį panašiai, mes galim kažkokį kismo momentą įnešti į šitą visą. Tai va, mūsų užduotis tai yra taip realiai dabar bandyti fiksuoti šitus įvykius visus. Tai mes keliaujam į pačias kirtavietės, siunčiam raštus, važiuojam, stebim, kalbamės, įgalinti žemės savininkus, išsaugoti natūralią gamtą yra vienas iš mūsų tikslų, ir kad žmonės galėtų džiaugtis ir puoselėti aplinką. Pradžia prasidėjo Šimonyse gan tiesiog tokių meninių protestų, koncertų, ir jo metu atvažiavus saujelė žmonių suprato, kad ne viskas taip gerai sistemoje, ir kas įvyko, kad jeigu ten būtų vienas žmogus, sistema būtų išvaikius tą žmogų, bet kadangi daugiau žmonių buvo, tai pasirodė, kad ten viskas aplinkui tiesiog nelegalūs kirtimai buvo. Ir tiesiog tokia meninė akcija, kurių ir daug vyko tenais, baltos vėliavos pakabintos, bendruomenės. Buvo visokių kelionių, bandymų kalbėtis, nes dar toks vienas dalykas apie, neįsiplėsiu, bet apie visas grupės ir kategorijas, tai yra suskirstytų grupių būtent antra A ir B, kurios yra dažnai europinės buveinės ir panašiai. Jos yra dažniausiai plynai iškertamos dėl sanitarinių, dėl dar kažkokių sugalvotų kartais schemų, kaip plynai išmiškinti brangiausias mūsų Europos netgi vietas, kur šitam 180 metų savo akim mačiau medžius nupjautus prie nuostabiausios vietos, miestelio ir panašiai. Tų atvejų mes tiek begalybę turim, kad net tiesiog apima kartais net tokia apatija, bet mūsų tas susivienimas ir yra, kad jaust kažką, kad galima pakeisti. Tai buvo įvykęs protestas, Kieno miškas, prie Seimo žmonės tiesiog susirinkę džiaugiasi ir
bandė kažkaip parodyti, kad tas viešas dėmesys jis yra, žmonių daug, tiesiog dauguma nežino, ką daryti. Ir mes kaip ir bandom parengti tokius paraštukus, kad žmogus turėtų bent jau galimybę sureaguoti į įvykį. Tai pats svarbiausias, iškart pasakysiu, yra koordinatės nuėmimas. Jeigu kažką bandysim, mums būtinai vis laik reikia iš tos vietos, kurią jūs pastebit, koordinatės, tada mes galim reaguoti. Toks apibraiža, kad ten kažkur miške kažkas vyksta, mums labai svarbu koordinatė, tada mes galim jums padėti. Tai čia galėsim kažkada gal kitą kartą įsiplėst, kaip mes veikiam, bet paminėsiu giriuinspekcija.lt yra puslapis, kur galima daug informacijos ir mūsų kontaktus pačių savanorių rasti. Tai toks aplinkosaugos ir kitų institucijų, sakyčiau, netgi disfunkcionalumas mus ir privedė prie šito pokalbio, kad mes dabar esame vieni iš atliekantis tą tokią gamtosaugos stebėsenos funkciją ir nelabai turime ką daugiau, ypač su aplinkos apsaugos departamentu. Jisai, kas įvyko, truputėlį gal aš čia taip neryšiai, bet noriu labai perteikti. Pradžioje, kai skambindavo policija, ar ne, kad mes ten kažkokie protestuotojai, jie vos ne kaip į riaušes važiuodavo. Dabar mes skambinam policijai ir jie sako, kad jie neturi kompetencijos šnekėti apie miškų šitas temas. Mes tada skambinam šitiem aplinkos apsaugos departamentui profesionalam, kurie skirti šitai situacijai valdyti, prižiūrėti, ir jie sako, kad jiem per mažai moka ir jie nenori niekur kištis ir net negali kartais kištis. Tai aš asmeniškai pasidalinsiu, susidūriau su situacija, kad nėra aplinkosaugos, į kurią aš galiu kreiptis, ir va šitie žmonės aplinkui, kurie va čia yra šitam pokalbį, turbūt didžiausia apsauga Lietuvos miškam yra. Čia mano gal asmeninė nuomonė, bet norėčiau su šitu tada peršokti į tokį pasidalinimų ratą pačių inspektorių, kurie jau pusę metų veikia, ir gal nukreips į temas, kurios su Tomu galės, aš nežinau, ar Tomas jau yra pas mus, kad galėsim. Yra Tomas. Super, tai aš tada perleidžiu Laurinui gal žodį, kad jisai pristatytų ir... Taip, tai sveiki visi, kas prisijungėt. Šitą pokalbį tikriausiai reikėjo irgi informuoti, kad įrašinėsim, kad galėtų žmonės irgi pamatyti, kurie negalėjo prisijungti, visgi tėvo diena šiandien, savaitgalis į pabaigą einantis. Na ir iš tiesų šiandien, ko gero, daugiausiai dėmesio norėtųsi skirti temai dėl akcinės bendrovės pertvarkos, nes tai yra labai svarbi tema ir tai iš esmės formuoja ir keičia valstybinių miškų politiką. Tai labai džiaugiuosi ir dėkoju Tomui, kad rado laiko prisijungti ir jis galės iš savo pusės pristatyti šitą visą problematiką. Taip pat buvo iniciatyva peticijos įteikimas, kuri irgi jau Seime ten keliauja per rankas ir plačiau papasakos po to irgi savanoris Eisvydas apie tą procesą. Tai aš dabar šiam momentui, šiai dienai matau labai didelę svarbą, kad įtraukti visuomenę, dalyvauti tame procese, tame teisėkūros procese ir kiek įmanoma ieškoti tiltų ryšių, kaip kiekvienas žmogus, tai yra paprastas pilietis, kaip jisai gali sukontaktuoti su aplinkos ministerijos miškų politikos grupe, ar kur rašyti laišką tam žmogui, kuris tikrai yra prieš tokią pertvarką, kaip jis gali efektyviai išreikšti nuomonę. Ne tik, kad išreikšti, bet kad į ją būtų ir atsižvelgta. Tai irgi apie tai šiek tiek vėliau galėsim ir padiskutuoti ir Tomo pastabų lauksim. Tai aš gal šiandien tiek trumpai noriu prisistatyti. Kas nežinot, mano vardas Laurynas Žemaitis, esu VŠI girių inspekcijos steigėjas ir daug keliauju po vietovės ir registruoju įvykius.
Tai dabar aš norėčiau, kad žodį tartų Vilija ir trumpai pasakytų, vat, kokia šiai dienai situacija ir kokius esam gavę iškvietimus. Sveiki, aš Vilija Bazmavičiūtė. Tai atvejų šiuo metu turim aktyvių apie 50, su kai kuriais nieko neįmanoma padaryti, nes dabartiniai įstatymai, tiksliau su daugeliu, kiek gaunam atsakymų, kad viskas gerai, bet įstatymai iš tikrųjų prieštarauja konstitucijai ir ypatingai tie kurie stumiami dabar dėl akcinės bendrovės. Tai nežinau, į pirmą protestą prisijungiau tiesiog, kad jaučiau, kad miškas kviečia, galbūt ten muzika ir panašiai, ir po to pamačiau, pradėjau gilintis į visus įstatymus, kad medžiam neleidžiama, iš tikrųjų tik sengirėse leidžiame pilnos brandos sulaukti, ten, pavyzdžiui, pušis gali gyventi 800 metų, o jinai beveik 99% miškų gali būti kertama, daugiausia ten 150 riba yra, bet ten tuose saugomose reikia biškai sutvarkyti popierius, kad ten sanitarinis būtų ir daug kas to naudojasi, ar kažkaip kitaip, ir rašom raštus, prieštarauja netgi tiem įstatymam, kurie prieštarauja konstitucijai, jie nėra tokie griežti ir sako, ne, vis tiek viskas gerai, čia jokio nusižengimo nėra, nors vieną kitą pavyko mums per šitą laiką sustabdyti. Pats neseniausias atvejis tai buvo Dauguose, čia bendraujam su bendruomenė, ten tiesiog dėl prieimo prie ežero buvo visas Daugų miestelis apstatytas privačiais namais tenai ir nėra prieimo gyventojams išsimaudyti. Tai nuardė dalį tvorų, tai jau pasiekimas čia nesenas, bet esam sustabdę ir Karolio dėka, gal jisai kažką pasakys tenai natūros vieną dalį, tie patys Šimoniai buvo sustoję, bet turim vieną paskutinį atvejį, pavyzdžiui, Utenoj, 2B grupės bendruomeniai skirtas miškas ir leidimų nerasta, bet dar nesuėjo laikas, kad visi atsakymai ateitų, bet kol kas iš saugomų teritorijų tarnybos gavom, kad kaip ir viskas gerai, jie neturi prieštaravimo, kertama bendruomenės miškas be leidimų. Tiesiog tokia situacija, tai bandom daryti viską, ką galim, reikia vienytis ir šiaip yra ir gerų patirčių bendraujant su miškininku, pavyzdžiui, su Kauno, čia buvom penktadienį susitikę Panemunės šile, irgi gavom pranešimą, bet nuvažiavom su miškininku, jisai baigėsi, pasirodo, yra ne tik ūkinių miškų specialybė, bet ir rekreacinių, tai ta prasme ten tikrai yra, ten daugiausia buvo sužymėti medžiai genėjimui, kur jau pavojingai kabo šakos ir panašiai, vieną kitą tikrai galim rasti ir gerą žmogų tenai, kaip ir tarp politikų galim rasti vieną kitą, ypatingai Tomą. Tai tokia situacija, tai tiek turbūt kol kas. Ir dabar, nežinau, kas norėtų, gal Karolis pakalbėti apie patirtis. Sveiki, esu Karolis, esu organizacijos savanoris, girių inspektorius ir pasistengsiu kuo trumpiau jūs supažindinti, dėl ko pasirinkau būtent čia savanorystę šitoj girių inspekcijoje. Esu toks žmogus, kuris dažnai laiką leidžiu gamtoje, miškuose ir pastaraisiais metais pastebėjau suaktyvėjusius būtent plynuosius miškų kirtimus, kurie mane labai erzino ir kėlė neviltį. Tačiau aš nežinojau, kaip būtų galima patikrinti tų kirtimų teisėtumą, neturėjau tam jokios kompetencijos, neturėjau net minimalių žinių, negalėjau nekaip išsiaiškinti, ar tie kirtimai teisėti ar neteisėti. Ir manau, kad esminis lūžio taškas įvyko, kada Kurtuvėnų regioniniam parke su regioninio parko palaiminimu
valstybinė miškų urėdija plinai iškirto Natura 2000 teritoriją, Europos bendrijos svarbos buveinę toj teritorijoje ir galiu jums trumpai papasakoti, kaip viskas vyko. Pamačius darbus priėjau prie pjovėjų, tai buvo būtent prie miško traukimo technikos operatoriaus, jį pakalbinau, paklausiau, ar turi leidimus ir kokį mišką būtent kerta, valstybinį ar privatų. Tai operatorius bandė mane nuraminti, kad čia tu neimki galvą, čia valstybinis miškas, kad čia vos ne tavo, ne mano. Ir esmė tame, kad leidimo jis su savimi neturėjo ir paaiškino, kad yra vykdomas sanitarinis tiesiog kirtimas. Ir labai gerai, kad aš prieš tai jau buvau pasidomėjęs, kad tas žievėgraužis tipografas puola tik tais brandžias eglės, kurios sakų nebesugeba tiek išskirti. O ten buvo išpjautos ir pušys, ir visi lapuočiai medynai. Tada uždaviau aš jam tą klausimą, dėl ko ne vien eglės išpjautos. Operatorius neturėjo atsakymo į mano klausimą, tada paprašiau jo, gal galėtų duoti kontaktą valstybinės miškų urėdijos specialistų atsakingų už šitą plotą. Tai jisai pasiskambino į urėdiją specialistas jam uždraudė kažką komentuoti, duoti man kontaktą, su manim kalbėti atsisakė ir tada aš jau supratau, kad čia kažkas toje vietoje negerai, jeigu net VMU specialistas negali komentuoti ir, kaip pasakyti, bėga į krūmus. Tada aš supratau esminį dalyką, kad būnant vienam, nepriklausant jokiai organizacijai, jokiai bendruomeniai yra nieko, ta prasme, tu vienas nieko negali padaryti ir esi tiesiog bejėgis. Tada pradėjau ieškoti informacijos, kokios nevyriausybinės organizacijos veikia Lietuvoje, nes prieš tai buvau girdėjęs tik apie aplinkosaugos koaliciją, radau Girių inspekciją. Čia per daug turbūt neįsiplėsiu, taupydamas laiką pasakysiu tik esminius dalykus, ką man davė Girių inspekcija. Tai būdamas Girių inspekcijoje aš išmokau nustatyti saugomas teritorijas, supratau, kaip reikia patikrinti kirtimų teisėtumą, išmokau šitos dalykus ir kuom labiausiai galiu pasidžiaugti šitą nevyriausybinę organizaciją, kad čia, ta prasme, mes esam visi išgirsti, kiekvieno nuomonė yra svarbi, ieškom kompromisų. Ir daugiau, ką aš galėčiau tik visus pakviesti, prisijungti prie mūsų, tai tiek turbūt šiam kartui. Ačiū labai. Ačiū. Eisvydas, tada toliau nukreiptum dėl Tomo ir visos savo patirties, aišku, ir gal pasidalintum. Tai tada gal nežinau, kas čia, ar Tomas, ar Eisvydas kalbėti. Ne, tai pirmą dar Eisvydas, tegul ir po to jau Tomui duosim visą eterį. Tai sveiki, aš norėčiau pristatyti iš tiesų peticiją apie situaciją dėl peticijos, nes buvo surinkta 17 000 parašų. Tai peticijos tikslai buvo atšaukti valstybinės miškų urėdijos pavertimą akcinę bendrovę. Tada antras tikslas buvo skubiai sustabdyti ir ištirti vykstančius galimai nelegalius kirtimus. Ir trečias tikslas tai yra uždrausti plynus kirtimus. Tai šiuo metu situacija yra tokia, kad peticija buvo priimta ir peticijos dokumentas yra tinkamas. Ir dabar mes laukiame 20 dienų laikotarpyje, kada bus paskelbta data, kada komisija spręs, ar peticija yra tenkinanti, ar dalinai ar netenkinanti. Ir jeigu jinai yra tenkinanti, tuomet Seimas svarstys ją plenarinėme posėdyje ir jei priims peticiją, tai tada tai taps Seimo įstatymo projektu. Tai dabar mes laukiame komisijos posėdžio ir iš visuomenės pusės mums reikės pagalbos, kai peticija bus svarstoma Seime, nes reikės skatinti partijas balsuoti už peticijos projektą. Tai iš esmės šitas plynų kirtimų stabdymo mes jau reikalaujame ir prašome nuo 2018 metų, kuomet buvo, galima sakyti, tokie pirmieji
didelės protesto akcijos prie Seimo. Aš turiu omeny, buvo rengiama akcija Miškas Lietuvos atsiklaus tautos, kuomet buvo eisena nuo katedros iki Seimo. Tai vat, nuo 2018 metų mes jau laukiame kažkokių tai sprendimų, bet visas procesas yra sustojęs, o pats plynas kirtimas tai jis yra grinai komercinis būdas kirsti miškus, kuris sunaikina visą mišką ir jis naudojamas tik tai grinai komerciniams tikslams, jis nieko neturi bendro su tvaria miškininkystė ar ekologija. Tai situacija yra tokia ir taip, tai dar kartą pabrėšiu, kad ši peticija surinko 17 000 parašų. Gerai, ačiū Eisvidai. Aš tada gal norėčiau jau tada pereiti į tą dalį, kur apie akcinę bendrovę kalbėti. Ir šitoj vietoj tada, kiek žinom, Tomas pateikė Seimui rezoliuciją. Tai labai būtų įdomu sužinoti, ką tai reiškia visiems naujai prisijungusiems, kas tai yra rezoliucija, kokį jinai galią turi ir kaip mes kiekvienas žmogus galim prisidėti prie to proceso, kad tai būtų išgirsta ir efektyvu. Ačiū. Pirmiausia, sveiki visi, labai malonu matyti tokią pilietinę visuomenę, tokią pilietinę bendruomenę, nes tikrai retai, kada kokiu nors svarbių klausimų visuomenės žmonės taip profesionaliai susibūrė ir sukuria jau veikiančias struktūras, turi daug motyvacijos ir panašiai, tikrai gražu žiūrėti. Dabar dėl tos rezoliucijos, tai jinai yra tam pačiam kontekste jūsų aptarinėjimų problemų. Tai viena iš formų tiesiog, kaip būtų galima tą Seimo diskusiją paskatinti kuo greičiau, nes peticija yra tik įteikta ir tiek, ir dar ten, ir jinai turi tam tikras ribas patekimo į darbotvarkę. Ne visai tikslu, kad jeigu Seimas pritars peticijai, tai taps iš karto įstatymo projektų, tai netaps. Tai taps Seimo nurodymų komitetui ruošti projektus. Tai čia galima laukti jų, taip sakant, kitais metais. Tai ta prasme, tokio greitumo neturi peticija, ir peticija kaip instrumentas turi labiau tą tokį, visuomenės nuomonės ir visuomenės spaudimo tokį signalas, toks požymis, bet ne visai teisės akto projektas. Bet, ta prasme, tas tam labai netrukdo. Aš irgi nenoriu sureikšminti tos rezoliucijos. Mano buvo nuo lapkričio 15 dienos toks sumanymas, tada, kai darėm tą komiteto posėdį, kur daug buvo identifikuota tų pažeidimų. Jūs kalbėjot, ten atsimenat, buvo toksai aplinkos komiteto posėdis lapkričio 15 praeitų metų. Tai aš tada tą dieną sumaniau, kad reiktų mums kada nors tą peticiją, tą rezoliuciją tiesiog Seime priimti, kad vieną kartą bent jau keletas frazių, keletas aiškių teiginių iš Seimo eitų į vyriausybę. Nepriešingai, kad vyriausybė nuolat pasako, kaip yra iš tikrųjų, yra jūsų burbulas, mūsų tiksliau burbulas, tas žalesis, kur mes vienaip matom pasaulį, yra vyriausybės ir medienos pramonės burbulas, kur jie tiesiog kitaip mato pasaulį, kitokius terminus naudoja. Nes mūsų tema gan sudėtinga, ta prasme, ir čia ne tas pats, aš palyginsiu, savo pačiam dažnai lyginu, yra tas kova dėl kailinių žvėrelių draudimo. Yra ten arba uždrausta, arba ne, nėra niuansų. O su miškais yra 1001 niuansas. Didėja, nedidėja miškų, nelegalus, legalus, ten visokių grupių ir taip toliau. Tas yra labai daug niuansų. Dėl to tie pasauliai gyvena skirtingą gyvenimą. Tie Seimo nariai, kurie nėra jautrus miškams, valdininkai ir panašiai, jiem atrodo, kad viskas šiaip yra gerai. Viskas yra normos ribos ir čia yra tik tai kažkaip ta visuomenė nuolat nerimauja dėl
niekų. Tai dėl to mano sumanimas yra, kad nors kartą gyvenime būtų Seime greitai susitarta dėl tam tikrų frazių apie miškus. Kas yra svarbiausia iš tikrųjų. Tai ir konstitucija, aš ten pacituoju tą patį, ką jūs šiandien buvo pristatyme ir pasakau, kokia yra situacija miškuose, kad yra dažnėjantis nelegalūs kirtimai, kad yra plynieji kirtimai Lietuvoje išskirtiniai populiarūs lyginant su kitom šalim. Yra ir kitų šalių, kur panašiai, bet, ta prasme, ką aš bandau pasakyti, kad reikia susitarti dėl situacijos vertinimo ir dėl terminų ir dėl tam tikros krypties, kurios trūksta. Tai ir aš ten miniu tos 3 dalykus. Tai yra pirmas dalykas, kad valstybė turi pati vykdydama kirtimus elgtis kitaip negu eilinis privatus savininkas. Tai kol valstybė pati nerodo pavyzdžių, tai ką, ta prasme, apie ką mes čia galim kalbėti, ką mes galim iš privačių savininkų tikėtis, jeigu valstybė elgiasi taip pat. Tai ir ten nėra jokio, kaip sakyti, čia neįstatymuose net reikalas, kaip elgiasi valstybė. Tai yra tam lūkesti, kuris suformuotas būtent valstybiniai miškų urėdijai uždirbti kuo daugiau pelno. Toks lūkestis yra suformuotas, nes valstybės siekis yra kuo mažiau turėti subsidijuojamų sistemų ir viena iš tų sistemų tokia miškai turi pati save išlaikyti ir dar duoti pelną valstybei. Tai tokių sistemų daugiau yra. Geležinkeliai, kas tik nori. Kur yra jau tam tikros valstybinės įmonės ir valstybė, turėdama ribotus resursus, ribotą biudžetą, stengiasi taip sutvarkyti tas įmonės, kad jos neštų kuo daugiau pelno. Ir tą daro, ir tą urėdija pasiekė puikiausiai. Neša tą pelną, neša tos dividendus. Ir visi, ta prasme, ir šiaip, taip eiliniam biurokratui urėdijai iš vis neaišku, ko čia kas nori. Viskas yra gerai. Pinigai plaukia, medžiai kertami, taisyklių laikomasi, kokių ten yra. Tai aš norėčiau, kad Seime būtų įvardinta iš pačios aukščiausios tribūnos, kad vis dėlto mums taip netinka. Mes nenorim, mes nesiunčiam kaip savininkas, nesiunčiam signalo urėdijai, kad uždirbko daugiau pelno. Ir netgi pasiruošiau aukoti tą pelną ir ta būsima skylė, kuri atsiras, jeigu to pelno bus mažiau, nes esame net pasiruošę kažko užkišti. Ta prasme, kad valstybė yra pakankamai resursų, ten aš taip ir formuluoju daugmaž. Čia mintis, aš ten formuluotės ten yra tokios, paskaitė tikriausiai. Tai ten yra tvarkingai surašytos, bet mintis yra tokia, kad valstybė yra pakankamai turtinga, kad galėtume to pelno atsisakyti. Ir taip, tai reiškia didesnį subsidijavimą galimai, taip, tai reiškia kažkokius netekimus suplanuotų pajamų ir panašiai. Tai tą mintį niekada nebus jokio įstatymo tą linkme, kol mes nesusitarsim dėl šito principo paties. Ir rezoliucija yra geriausias būdas, greitas, per dieną ją galima priimti, susitarti dėl šitos situacijos vertinimo ir šitos krypties. Aš nesu naivus, jos tikriausiai nepriims dauguma, labai reikia daug padaryti, kad nubalsuotų dabartinė vyriausybė už tą rezoliuciją. Tai kryptis yra dirbti reikia su Laisvės partija, kuri taip tokia, jinai bando populistiškai žaisti ir su to žmonių, tais jausmais ir miškų ir apskritai žaliųjų sprendimų linkme, nors kol kas jie skeptiški. Konservatoriai irgi ten yra persidalinę ir kuo daugiau spaudimo jiems atskirai, konkretiems Seimo nariam, ypač jautriems miškams, to didesnis šansas, kad jie arba, pavyzdžiui, nesudalyvaus balsavime. Kuo jų daugiau nedalyvauja, to didesnis šansas, kad rezoliucija praeis, nes tiesiog opozicijai tai visi balsuos už ją. Ten opozicija to ir skiriasi nuo pozicijos, kad išskyrus tos labai jau radikalius miško kirtėjus, ten vieną kitą šiaip prieš rinkimus, tai opozicija visada balsuos gerai. Tai
Tai tą spaudimą, jeigu jūs galite daryti daugumos partijom, tai reikia jį daryti. Ten taip pat yra rezoliucijų mintis apie įmonės pertvarką. Ją irgi kaip ir išreiškiant valią ją stabdyti. Tai vėlgi, rezoliucija nėra vienintelis būdas. Tai gali jos ir nebūti. Galima tiesiog laukti, kol ateis įstatymas, apie kurį mes visi dabar kalbam, kurį skubos tvarka stumia Simonas Gentvilas. Ir beje, čia labai svarbu pabrėžti, kad aš tai čia nepolitikuoju nieko, nesvarbu, kad artėjo vieni ir kiti rinkimai. Čia Gentvilas atnešė projektą tą daryti. Čia jis kamikadzė savižudis, ne aš to nedariau, čia jo projektas. Tai kai mane kaltina, kad aš čia politikuoju, tai aš nežinau, aš nuo lapkričio kalbu apie tą rezoliuciją ir apskritai miškais visą laiką užsiemu, tai nėra čia nieko naujo, bet kad jis neša tą projektą prieš rinkimus, tai nežinau, ta prasme, aš nesuprantu, kodėl jis tą daro, nes netgi jeigu šitos rezoliucijos nėra mūsų galvose, tai ateis tie projektai ir už juos niekas nebalsuos tiesiog, nes jam taip tiesiai į akis ir sako, kad ir komiteto pirmininkė, mūsų Aistė Gedvilienė, konservatorė, tai jis sako, nebalsuosim, aš prieš. Tai nežinau, jį gali jai vyriausybė kažkaip išlaužti rankas ir ten priversti, taip irgi gali atsitikti, bet labiau tikėtina, kad prieš rinkimus nerizikuos niekas. Ir tikrai nebus daugumas. Tai tiesiog be tos rezoliucijos elementariausiai tas įstatymas gali nesulaukti paramos Seime. Bet ką aš noriu padaryti, kad jis net neneštų to įstatymo į Seimą. Jeigu mes susitartume, jeigu mes prastumtume tą rezoliuciją, tai Seimas jam iškart pasakytų, sorry, bet mes tam nepritarėm. Tai ten tas įstatymas net neatsiras Seime, jeigu bus pritarta rezoliucijai. Tai mes laimėsim laiko šiek tiek ir mūsų neįvels į tą kovą. Ir dar iš pozityvių dalykų, tai man pradėjo jau sakyti ir Lina man minėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad rezoliucija pradėjo kažkiek gauti to pagreičio, tai ir miškų įstatymas tas gerasis pradėjo vyriausybei kažkaip judėti. Stagnavo, vėl pradėjo kažkokie judesiai iš vyriausybės pusės. Tai čia labai... Tomai užsiblokavo. Jo, čia pas mane vaikas atėjo, tai aš... Aha. Tai tai tiesiog vien pozityvas nuo tos rezoliucijos ir nuo opozicijos aktyvumo. Taip visada būna. Tarsi nesvarbu, aš kai buvau valdžioj, tai lygiai taip pat buvo, kai opozicija kažką judina, tai valdžia, iš karto disciplinuojasi ir bando daryti gerą. Tapsi, tokia dinamika visada yra. Čia nieko naujo. Tai kas dar? Toj rezoliucijai taip pat yra ir, iš esmės jinai sutampa su peticijos reikalavimu, taip pat yra apie plynuosius ten tas pats. Tai ten jau yra toks deklaratyvus dalykas, kuris tiesioginio poveikio neturės, kaip ir peticijos poveikis taip pat nėra tiesioginis, nes kai mes kalbam apie apribojimą plynųjų kirtimų ten jau plačiau šiek tiek ten, kad ir saugomose teritorijose, tai jau tam jau reikia įstatymų, tam jau reikia rimtesnių piniginių dalykų šitam, kad kompensacijas būtų mokama, tam jau reikia to didelio miškų įstatymo, apie kurį mes visi kalbam, visi laukiam, tai aš duodu kokių 10%, kad jis galės praeiti, nors Aistė Gedvilienė labai tiki to įstatymu, kad jis vis dėlto ateis ir jie iki kadencijos pabaigos jį priims, ten jau bus tie didesni apribojimai, plynųjų ten ir taip toliau. Aš tiesiog iš praktikos galiu pasakyti, kad dideli, komplikuoti, daug niuansų turintys įstatymai nepraeina taip paprastai, nes yra daugybė galimybių juos stabdyti ten, blokuoti, laiką tempti, o laikas, tai žinot, spalio 12, viskas. Tai čia to laiko nėra. Tai čia liko kelios savaitės šios sesijos ir viskas, ir rugsėjais. Tai tarsi apie nieką čia yra laiko prasme. Dėl to aš netikiu to didelių įstatymų, kad jis praeis, kur yra tie apribojimai plynųjų ir ten visokių dar niuansų ir taip toliau. Ir todėl aš labai gerai suprantu logiką Simono Gentvilo, kuris išėmė tą akcinės bendrovės padarimo pakeitimus iš to didelio įstatymo ir paraleliai paleido procesą, kad bent jau šitą spėtų. Tas aišku, tai yra tik dėl laiko, dėl besibaigiančios kadencijos.
Tik tai, kad mes jam turim žinią, kad tai nepavyks. Nu, tiesiog Seime nėra kamikadzių tiek daug prieš rinkimus tą daryti. Tai va. Kas bus po rinkimų, atskira visiškai tema, mes net šitą nekalbėkim, nes čia mes įsiversim, tiesiog tai yra terra incognita, bet va, tai kalbant apie viską iki Seimo rinkimų, tai geriausia forma, kad dabar patektų tema į diskusijas politinės, tai rezoliucija yra tiesiog būdas, kur tu tą pačią dieną priverti Seimą suformuluoti poziciją. Be jokių komitetų, be didelių svarstymų, be ten tiesiog išsirenki dieną ir tą dieną Seimas priverstas tą poziciją suformuluoti. Šansus, kaip sakau, jeigu daugumoje sėdės visi salėje, jeigu bus didelis spaudimas iš vyriausybės nepritarti rezoliucijai, tai tikriausiai jai gali nepritarti. Bet čia jau yra žaidimas. Jūs spaudžiat taip pat, mes visi spaudžiam, rinkimai spaudžia ir taip toliau. Tai gal tiek mano pristatymą. Ačiū labai. Tomai, sakai, ta prasme, spaust iš tų pozicijos partijų jautresnius miškam, o tai gal galėtum būtent paminėti, kam geriau tos laiškus rašyti? Laiškus rašyti reikia visiems, bet reikia rašyti laiškus jau asmeninius, nerašytų tokių masinių. Šiaip laiškai yra labai svarbu, viskas gerai su laiškais. Jo, asmeninis, pato kaip žinot, kuriem rašyti tos asmeninius laiškus? Jo, tai tiesiog, matai, visiems reikia rašyti, bet šiuo atveju galit pataupyti grinai savo laiką ir opozicijos ten. Opozicijai gali tik, pavyzdžiui, frakcijom nusiųsti. Ta prasme, žinai, po 4 ten laiškus ir tiek. Ten nereikia, nes opozicijoje yra ta dinamika, kad darysim dabar viską, ką tik žmonės nori ir, žinai, mums tas pats. Nes aš labai lengvai surinkau parašus dėl rezoliucijos įtraukimo į darbotvarkę, tai KEM 7, tai opozicijoje nėra, yra ten vienas kitas, gal ten bus kas, bet nėra kažkokio ten skepticizmo. Dėl valstiečių yra taip, jie visą laiką įtariai dabar žiūri, kai kurie ten yra miškininkų nemažai, to tokių tradiciškai mąstančių, bet irgi viskas ramu. Tai va, o daugumoje tai ten yra, reikia, iš tikrųjų, argumentuoti žmonėms, ieškoti kažkokie, žinai, jūs kažką rinkot, arba su kažkuo turit kažkokį ryšį, arba kažkokį, jiems argumentą iš jų rinkėjų, iš jų regionų, nežinau, nes regionas labai stipriai taip pat veikia. Nes ten yra ir daug vienmandatininkų yra. Va, ir, liberalus tik reikia, galit, jau negaišt laiko, nes liberalai, natūralu, dėl savo ministro, ir čia jie nesitrauks, aišku, natūralu, visiškai čia nieko, nereikia nieko čia gaišt laiko, bet yra konservatoriai, kurie, jie visą laiką tokie, kaip sakyti, jie nori kažką, jie aiškiai nori kažką gero padaryti miškams. Jie nori, jie turi tą norą. Tik tai ministras yra ne jų, komiteto pirmininkė tikrai yra jų, jinai dažnai labai pristabdo to ministro savivaliavimus ir tikrai aš galiu tik gerai apie ją atsiliepti, kaip būdamas opozicijai, bet galiu tik gerai atsiliepti. Taip yra, tokie yra faktai. Aišku, ne visą gali ir jeigu ją, pavyzdžiui, pasakys jai, ten Šimonytė ateis pas ją ir pasakys, kad žinot, bet tu privalai tą akcinę bendrovę pritarti, nes man to reikia dėl EBPO, ten dėl bendro reikalo, tai taip gali atsitikti, bet labiau tikėtina, kad jos abi susės ir sakys, tas ministras tai užknisa, mums reitingus iki žemo dugno jau tempia, tai ta prasme, tai mes nerizikuokim šito. Taip irgi gali būti. Aš gal, Petras, matau, kelia ranką, tai perleisiu jam, aš tik gal tokį trumpą noriu pasidalinti, kaip aš situaciją matau, tai pats AB vertimas, jisai yra toks kaip funkcinis, jisai optimizuoja sistemą, jisai yra pagal visokius tenais inovacijų, ten tos trumpinius visokių ten organizacijų patarimai ir panašiai. Tas tai viskas fainai. Aš netgi džiaugiuosi, kad Lietuva gali taip optimizuoti, kad tokie efektyvūs mes. Klausimas yra ir ką Tomas turbūt patyrė, kad vizijos nėra.
O vizija yra, kai tu turi opcijų, kai tu turi pasirinkimo, kai tu kažką projektuoji į ateitį. Dabar šitas AB vertimas jisai kaip tik siaurina. Jisai taip įfunkcina, bet dingsta visa gamtosaugos šita sritis, kuri ir taip jau trapi iki negalėjimo. Tai man tai labai opus šitie klausimai, ypač tas gamtosauginis atsisakymas ir kas tai apsiims AAD, kurie, dėja, turiu pripažinti, nefunkcionalūs, negali, jie patys man sako, mes neturim kaip, tai tas saugomumo lygmuo ir ateities vizijos aš kol kas dar nematau ir, taip yra tie visi mokslo intelektualų suformuoti, bet jie dar toli nuo kažkokių realių veiksmų, tai čia turbūt ilgas darbas ir daugybės metų procesas, aš kaip suprantu, bet reikia jį kaip formuoti. Aš labai tau pritariu, kad iš tiesų jie gali iš 1001 argumentą atrasti, kad čia nieko iš vis nesikeičia. Ta prasme, koks skirtumas, ar valstybinė įmonė, ar valstybės valdoma akcinė bendrovė, jie taip sakys, ir tai čia yra tik tai juridinės ten niuansai, bet šiaip tai valstybės rankose lieka įmonė, taip sakys. Ir čia, ta prasme, ir ko jūs čia rėkaujat, aš tik sakau, kam reikia ruoštis, ta prasme, tokie yra argumentai. Ir jeigu būtų tas rūpestis tvaria miškininkystė, jeigu mes matytume progresą, jeigu matytume, kad yra vizija, kaip tu sakai, tai iš tiesų būtų labai sunku argumentuoti, nes, ta prasme, yra visokių variantų. Gali būti normaliai akcinė bendrovė valdoma valstybės ir su visais ten socialiniais tikslais. Tas irgi įmanoma, niekas nesako, kad to neįmanoma. Tiesiog žinant mūsų praktiką, žinant istoriją su kitom įmonėm, tai akivaizdu, kad mes turim geriau sustabdyti šitą, negu paskui gauti dar didesnį efektyvumą, dar didesnį spaudimą gauti pelną ir panašiai. Čia aš dėl to ir pradėjau pokalbį apie pinigus. Vat šitos pokalbio miškų prasme niekada nebuvo. Nes kai tu ateini, atsimenat, mes buvom Šimonių Giriai susitikę. Mesgi ten ieškojom ten to bendrų kalbų su tais, ten kas ten urėdė buvo, gyrininkai ir taip toliau. Tai vis tiek mes supratom, kad esmė yra, tai jau kas sumokės už tą mūsų didesnį rūpestį gamta, nes akivaizdžiai, kad čia yra ūkiniai dalykai ir čia reikės pinigų. Arba praradimo prasme, arba kažkokią subsidijų prasme. Tai tą pokalbį apie pinigus reikia pradėti. Tai va. Aš dar labai norėčiau tokį apibendrinamą į porą sakinių pasakyti. Tai tiesiog paminėsiu, kad pagrindinis šio aplinkos ministerijos siūlomo įstatymo pakeitimo projekto tikslas yra 2. Pirmas tikslas yra panaikinti miškų apsaugos institutą valstybinį miškų urėdijoje. Ir antras tikslas yra sudaryti prielaidas urėdijos pertvarkai ir akcinė bendrovė. Tai tiesiog šitą reikia turėti minty ir iš principo abu šitie tikslai veda mus prie pramoninės miškininkystės ir mažina tvarumą. Kaip įvardino labai gražiai advokatas Saulius Dambrauskas, tai toks įstatymų projektas yra lobistinis produktas. Tai reikia turėti tą mintį ir kai Tomas kalbėjo apie pinigus, tai aš manau labai svarbu irgi, kad būtų kalbama ir ieškoma sprendimų su tom didžiosiom įmonėm, korporacijom, su kažkokiais IKEOS atstovais. Labai graži ta frazė, kad mes galim sau leisti mažiau uždirbti iš miškų, bet mes turim ir kalbėti su tais, kas juos perka, kas yra užsakovai, kam reikia medienos. Mes dabar pasaulyje esame antra šalis, pagal kuri tiekia medieną IKEA tinklui. Kai mes esam tokio dydžio, tai atrodo visiška nesąmonė. Ir ką mes su jais turim kalbėti, ką mes čia pakalbėsim? Kad aš nežinau, aš galvoju apie tai, kad tiesiog išsakyti tai, kad mes negalim tiek medienos kaip šalis,
Bet čia turi gal ministerija tą, išsakyti visą dalyką, aš Tai nežinau. mes, žiūrėkit, mes čia nubėgom jau per toli, čia matau, Rasa nori kažką kalbėti. Gerai. Mums nereikia per daug užsikrauti. Jeigu mes, žinai, pardavėjas neturi kaltinti savo klientų. Jeigu tu parduodi, tai kiti perka, tai neparduok. Ko čia tie pirkėjai kalti? Aš ką esu girdėjęs iš darbuotojų ir urėdijų, ypač buvusių, kad nuolatos jiem būdavo spaudimas. O tas spaudimas galiausiai vis tiek ateina iš matytų pramonės centrų. Tai Bet pirmiausia buvo spaudimas, kad jūsų algos iš medienos, jūsų keliai iš medienos, jūsų investicijos urėdijos, ten takeliai gražus, iš medienos, viskas ne iš valstybės, o iš medienos. Tai jie taip ir performulavo savo darbą, kad tapo labai efektyvus, kerta puikiai, nes visada jam valstybė sakė, uždirbk. Tai dabar mes priėjom tokį momentą, kada mes turtinga valstybė, su gerom algom, su puikiais keliais, su geros socialinio apsauga, su neblogu švietimu, sveikata ir galim biškį už miškus sumokėti. Ta prasme, tik toks suvokimas sustabdys šitą pardavinėjimą į kairį dešinę medienos. Bet tai nėra lengvas sprendimas, aš dėl to ir noriu Seime apie jį kalbėti. Kad viskas kainuoja, šita sistema išsilaiko iš pardavimų. Tai dabar mums teks, aš čia labai hiperbolizuoju, bet iš esmės teks algas mokėti miškininkams ne iš kitų šaltinių. Tai yra problema. Bet prieš 3 metus jų pelnas buvo minusinis ir nepasikeitė mūsų gyvenimo sąlygos, ten keliai labai smarkiai. Taip, aš čia labai norėtų kalbėti. Taip, viskas sustojo. Gerai, perinam prie klausimų. Perinam prie klausimų. Mačiau, Petras Budvytis kėlė. Rasa, mačiau, tikrai kėlė. Taip, sveiki. Ar galima jau kalbėti? Tai gal Petras jūsų ranką pirmas pakėlė, mačiau, tik dabar nebeturi. Tai šnekėkit, Petrai. Tai pradžiai prisistatysiu, gal esu, miškininkų išdirbęs 34 metus ir dėl reformos, kurią įvykdė žalieji valstiečiai, teko palikti čia tarnybą. Buvo ir asmeninių priežasčių, bet pagrindė tai buvo protesto formų. Ir šitoj košiai, miškų politikos verda 8 metai. Tai ką galiu pasakyti ir jeigu jums įdomu kažką patart galėčiau iš tos pusės. Kaip visų pirma, tai čia mes kalbam apie akcinę bendrovę. Aišku, čia blogis, 100%. Tarp kitko esu Miškininkų sąjungos valdybos narys. Mes išreiškėm aiškę ir griežtą poziciją šiuo klausimu, Miškininkų sąjunga Lietuvos, ir prieštaraujam prieš šią reformą. Kitas momentas, aš matau, kad labiau, aktualu yra teisingas kirtimo normas nustatymas. Dabar jūs visi pasipiktinot, kažkaip pamatėt, kad yra labai daug plynų kirtimų. Jų nelabai daug padaugėjo, kaip Skvernelio vyriausybė padidino 6%. Aišku, ženklus padidinimas tie 6%. Bet visą laiką buvo kertama, kada, nepriklausomybė Lietuvos atsirado, palaipsniui didino pamažu ir užaugo tie skaičiai tokie. Bet jūs pastebėjo tą kirtimą paskutiniu metu, atkreipė dėmesį, malonu, aišku, kad rūpinatės ir džiugu, kad visuomenė galų gale pabudo ir pradėjo žiūrėti miškus ne tik kaip į, uždarbio tą tiesioginio finansinio pusę, bet ir aplinką ir visą kitą. Gamtą ir taip toliau. Tai ką aš noriu pasakyti, teko, kas, mūsų miškų mokslo korifėjai, kurie skaičiuoja tuos prieaugius ir su jais pasiginčyti, tai noriu jūs informuoti, kad, Lietuvos miškų prieaugis yra skaičiuojamas iš 0,0003% tyrimo barelių. Iš ploto paėmus. Tai reiškia, iš 20 hektarų Lietuvoje ir skaičiuojamas prieaugis, pagal kurį nustatoma kirtimo norma. Aš esu profesionalus miškininkas ir aš manau, kad tikrai čia nėra, neduoda tas skaičius tikrų,
tikro fakto, nepasitikiu aš tokių skaičiavimų. Tai vykdoma Lietuvoje sklypinė miškotvarka, jums galbūt aš daug čia pasakysiu tokių, kaip sakyti, jums nežinomų terminų. Lietuvoje vykdoma sklypinė miškotvarka. Kas tai yra? Tai yra kiekvienas sklypas, kiekvienas medynas yra įtaksuojamas, įvertinamas, jo būklė, sakykime, medienos kiekis ir tie skaičiai yra, kokio jie tikslumo, ten taksatorius nelabai ten daug turi laiko ten sklype ir tas tikslumas nėra didelis, ten leidžiami nuokrypiai, jeigu viską sudėjus, galima net ir 40% priskaičiuoti, įsivaizduojat, kokie yra galimi netikslumai. Taip tikiuosi nėra ir sakykime, tie realūs netikslumai galbūt siekia 10, galbūt 15%. Ten vienetiniais atvejais yra tekę ir man girininkaujant susidurti, kada tie netikslumai buvo ir apie 40%. Teko tokių sklypų rasti iš po miškotvarkos. Ką aš noriu to pasakyti, tai iš tų pačios sklypinės miškotvarkos duomenų galima tą prieaugį apskaičiuoti, ne iš barelių. Bet vienas, sakykime, žmogus, ne vienas grupė žmonių, ten švedų, sakykime, mokslininkų, kaip ir paskatinti, ar kaip pavyzdį pasiėmė švedų mokslininkų, pritaikė tą modelį Lietuvoje. Ir iš to yra taip skaičiuojama ir kertami Lietuvos miškai. Koks tas iš tikrųjų prieaugis yra, aš manau, Lietuvoje niekas tiksliai nežino. Ir nuo to atsiremdami, kaip pasakyti, ir kertami tie miškai. Tai manyčiau, pirmoji eilėje tai būtų uždavinys mūsų siekti, kad būtų galų gale tiksliai nustatytas tas miškų prieaugis, kad mes tikrai neprarandam. Jau dabar vienas iš garsiausių, sakykime, mano labai gerbiamas Albinas Tebėra, buvo neseniai jau straipsnis, kad jau prisidirbom, kad jau kertam tarp eilučių, aš supratau taip, kad daugiau negu prieaugų. Jau atėjom tą dieną. Tarp eilučių jis negali, jis nedrįsta žmogus, nenori susipykti su kolegom, galbūt nenori pykti su valdžia tiesiogiai, su vyriausybė, bet tarp eilučių aš tai išgirdau, kad jau mes priėjom tą ribą, kad jau pradės tie mūsų miškeliai trauktis. Nesvarbu, kad ten ar jaunulynai ar kas, bet jau praktiškai pradės jie mažėti. Atėjom tą ribą ir va čia būtų visų pirmas, aš manyčiau, va ir jums uždavinys, ir mano uždavinys, aš stengiuosi tą daryti ir visur, kur galiu kalbu ir prašau ir reikalauju, kad būtų galų gale įvesta tvarka su miškų inventorizavimu. Aš labai atsiprašau, bet gali baigtis mūsų čia toks paprastas akauntas, gali baigtis visas pokalbis, tai yra nauja nuoroda čate, tai gal persijungime į kitą ir pratęsim. Jo, tenais persijungiam, gal kelios jo ištiesiai į sekantį. Jo, Petrai, ačiū, labai įdomi informacija. Vėlai dar paklausysim. O Tomai, tada aš, kadangi vis tiek turim tave kaip svečią, mes planuojam tokį pokalbį savaitinį, turbūt sekmadieniais daryti dažniau, aišku, apie visas temas ir su kitokiais svečiais ir kad šita tiesiog tema būtų kažkokia įdomi, gal net madinga, taip keistai skamba, bet tai turi efekto, tas kas yra madoj, rūpintis savo aplinką ir panašiai, tai mes kaip ir siekiam, mes labai džiaugiamės, kad tu atstovauji šitą balsą, nes, tiesiog nėra daug kas kaip pasižiūrėjęs jautriai šitą situaciją, tai ačiū tau, kad esi labai džiugu. Nesijaučiam vieni taip, kad ir peticiją priėmė, čia aš gal kaip žmogus, ačiū sakau. Ir gal turim Petrą, gal turim dar galim pratęsti irgi. Jo, jeigu ne... Mano klausimas gal buvo toks, ar tau iš partijos neteis spaudimas šituo klausimu nesirūpint, pat man opus klausimas. Ne, žinokit, iš partijos man nieko negali ateiti, aš pats galiu tik tai partijai duoti velnių už nepakankamą kažko ten sužiūrėjimą. Žiūrėkit, kiekvienoj partijai yra, tarsi nereikia idealizuoti nei manęs, nei kitų politikų. Iš tų klausimų, kaip ir daugeliu tokių populiarių klausimų, yra pasidalinusios partijos stipriai. Yra ten tų, kurie labiau pragmatiškai žiūri į ekonomiką, į gamtosaugą, yra tų, kurie labiau idealistiškai, kaip aš, ir tikrai visose partijose. Tai
Tai tas tiesiog dabartiniam Seime man toks susidaro, vat, kodėl aš rezoliuciją tą bandau žaisti, nes susidaro toks įspūdis, kad yra netgi daugiau tų tokių idealistiškai nusiteikusių žmonių. Nežinia, kas bus po rinkimų. Gal ateis kokie nors ten valstiečiai pragmatikai, kurie viską kirsta. Nu, aš čia vėlgi pavadinau valstiečiai, nebūtinai valstiečiai, kas tik nori. Nežinau, kas ten bus. Tai tiesiog sunku prognozuoti, kas bus kitam Seime. Tai šitam Seime yra daug žmonių, kurie supranta, kad valstybė yra vėluojantis smarkiai, visuomenė seniai suformavus lūkestį, ten ir sustarimas tas miškų ir visa kita, ir tų sprendimų vis dar nėra, ta prasme, tai ir daug kalbos, daug lūkesčių suformuota, ir tikrai yra norinčių kažką padaryti, ir negali pasakyti, kad visai nebuvo padaryta, ten per tą kadenciją kažkiek buvo, čia gerų padaryta, bet dėl partijos aš visiškai ramus ir tas požiūris yra ir suvokimas, kad ta urėdijų reforma buvo iš esmės vardan BPO, bet galbūt nebuvo tokio būtinumo, tik tai aš noriu jūsų visų paprašyti, neužsiciklinkim ant tos praeities. Ta prasme, galų gale tai yra tik tai yra istorija, tai galbūt ir klaida dėl sujungimo visų urėdijų, bet klaida tik ta prasme, kad dabar lengviau privatizuoti galiausiai vieną įmonę, bet iš principo ar 1, ar 18, ar 20 funkcionuotų sistema, jeigu būtų valia saugot gamtą labiau ir rūpintis. Tai gali būti ir 1 sodra, ir 16 sodrų, nesvarbu, pensijos vis tiek bus mokamos. Tai dėl to, neužsiciklinkim ant tos reformos, kuri jau seniai praėjo, ir tie sprendimai tada buvo iš dalies klaida, o dabar reikia žiūrėti priekį, ką dabar galim padaryti. Ačiū, aš matau, Petras dar nori pratęsti mintį ir gal klausimą iškelti. Tai jeigu leisi dar tokius pastebėjimus pasakyti, kaip čia dabar gerbiamas Tomas užsiminė apie reformą ir padarytas klaidas, tai kaip aš tai po šito, kaip pasakyti, etapo, po šitos reformos, tai nebetikiu visiškai politikais ir nežinau, kaip jais reikia tikėti. Sakykime, paimkim, kokia buvo parašyta valstiečių prieš tada, kada jie valdžioje buvo programa, kaip jie ją vykdė ir visiškai priešingai, sakykime, darė prieš tai, kaip kad žadėjo daryti. Nu, tai čia nebežinau, kaip. Žiūrėkit, Petrai, aš jeigu galima jūs pertrauksiu, aš tą programą rašiau ir pats ją vykdžiau, bet tik ne miškų klausimų, nes aš užsiminėjau vaiko pinigai, socialinę politiką ir taip toliau. Aš 100% padariau tai, ką žadėjau. 100%. Tai čia ne apie jūs kalba. O dėl miškų reformos, tai taip, buvo situacija dėl tos urėdijų reformos. Tai buvo situacija. Stojame BPO prašo pertvarkų, sąlygas kelia ir taip, tokios karštos galvos, liberalesnės galvos vyriausybės kanceliarijoje sako, va šitą padarykim reformą. Aš asmeniškai pažįstu labai daug ypatingai autoritetingų gamtininkų, kurie sakė, pats savaime institucinė pertvarka nėra blogis, svarbu, kas paskui bus su miškais. Ta prasme, ar institucijų pertvarka yra šiaip antrailis klausimas, bet aišku, kad mes matom dabar, kad jau eina link UABO, paskui dar kažkas, žinai, gal kas nors pasiūlys privatizuoti. Tai taip, ta bendra kryptis geriau būtų nedaryti tos reformos, tai šiandien niekas nekalbėtų apie akcinę bendrovę, žinoma. Bet kiekvieno etapo yra atskiras sprendimas ir jį arba priimsim, arba jūs priversit nepriimti to sprendimą. Trumpai taip, kad pasitikėjimo politikai nekelia, kad ir kokias gražias programas žada, bent jau miškų klausimų čia yra, jie, kiek suprantu, visur vyksta lobistiniai procesai ir svarbu tik pinigai, kas pritilps, kas daugiau pasiims, kas daugiau sudės. Ne, Petrai, visiškai ne taip. Aš netgi jums pasakysiu, kad gal net ne visi liberalai galvoja taip kaip Simonas Gentvilas, o visi kiti iš viso. Jiems reikia argumentų, ne moralizavimo, kad politikai meluoja ir taip, jiems reikia labai aiškių argumentų, kodėl šitas sprendimas pavojingas, kodėl po 10 metų yra tikimybė, kad gal net ir apie privatizaciją pradės kalba. Kodėl jūs labai kompetentingai parodėt, kad mes tikriausiai jau pradedam mažiau miškų
atsodinti negu iškertam ir taip toliau. Tai vat, politikai girdi argumentus. Nėra taip, kad jie visi yra nupirkti ir visi daro tik tai pagal kažkokį piniguočių užmojus. Ne. Rimtas laiškas iš jūsų, rimtas pokalbis gyvas su politiku, rimtas susidūrimas su protestus jo apygardoj ar kažkur, ta prasme, daro didžiulį poveikį. Ir, ta prasme, ir nėra taip, kad... Kaip atsakymas jums teko pačiam man dalyvauti Seime, spaudos konferencijoje, tada padėjo gerbiamas Butkevičius, buvęs premjeras socdemokratas, tada buvo dabar jau Skvernelio partijoje, kiek žinau. Tai pateikiau labai plačiai ten, sakykime, su nuotraukom, su filmuota medžiaga, su viskuo, kas dedasi Lietuvos miškuose. Dalyvavo visi aukščiausi pareigūnai miškų valdymo, Kupstaitis dalyvavo, Stanislovaitis, paskui saugomų teritorijų direkcijos atstovai. Ir nieko, jokių net diskusijas nėjo. Viską peržiūrė, viską nutilėjo. Lygtai jiems, absoliučiai nerūpyti Lietuvos miškai. Man keista, tai toks požiūris yra. Jūs teisus, bet aš pradėjau nuo to, kad tema labai sudėtinga. Tai nėra pliusas arba minusas. Uždrausti ten kažkokį ten gyvūnų kailinių auginimą ar ne. Arba ten priimti partnerystės įstatymą ar ne. Čia yra labai sudėtinga tema, liečianti ir ekonomiką, ir valdymą, ir tie niuansai įvairiausi ir skaičiavimai Europoje nėra bendruo, dabar tik tai Europos Sąjunga, ta bendra direktyva dėl monitoringo. Tarsi tai tokia sudėtinga tema, kad vienas išstojimas ir netgi kažkokio nuotraukų parodymas nieko neduoda. Duoda tik tai nuolatinis sisteminis darbas, kurį jūs ir darot. Ir ta prasme, ir darykim jį toliau. Gerai, ačiū kolegos, tada, sakykime, jeigu leisite taip pavadinti, rūpinatės miškais, man irgi jie rūpi, tai ačiū, kad leidot pasisakyti. Jeigu turėsit kokių klausimų ar kažką, kreipkitės, mielai atsakysiu, kuo galėsiu padėsiu. Ačiū. Ačiū už jūsų ramų toną, labai įdomu buvo jūsų paklausyti. Rasa labai ilgai laukia, aš nekantrauju jūsų klausimo, Rasa, jeigu esat. Mačiau, Rasa Gertrūda kėlėt ranką, bet mes jūsų negirdim. Mikrofonas rodo, kad įjungtas jūsų. Jo, tai Rasa. Gal išėjo. Tik įjungi mikrofoną. Bet buvo prabilus vienu metu. Tai gal kas nors dar turit klausimą, kas nors norit kažkokią kryptį paliesti? Tai Rasa, parašykit, kaip sekasi į šatą tenai. Jo, jeigu ką parašykit. O tai galim tada pratesti, kaip mano klausimą tada, kaip čia, kodėl taip svarbu urėdijos pelnai, Tomai, jeigu prieš 3 metus jų nebuvo, buvo minusas ir viskas buvo gerai. Tai, žinot, iš tų pelnų formuojasi taip pat ir biudžetas. Jeigu yra suformuotas lūkestis, kad bus pelnai, jeigu bus tie 50 milijonų, tai valstybė atitinkamai planuoja savo pinigus, savo veiklą. Tai yra 50 milijonų nėra lemiamas skaičius, jų tikrai galima išgyventi ir be jo, bet jis yra svarbus, didelis skaičius. Dėl to labai svarbu pradėti kalbėti apie pinigus. Labai svarbu tiesiog tą temą, nes tada žymiai lengviau politikams prioritetus dėlioti ir taip toliau. Jie tada pasveria labai, atsiranda tada skaičiai, atsiranda racionalumas. Ne emocinis kalbėjimas, nes jums visi politikai pasakys, kad mes dabar padarysim akcinę bendrovę, bet jinai rūpinsis gamtosauga, viskas ten bus čiki-piki, ta prasme, ten viską įrašys, visus raktinius žodžius viską įrašys. Bet, tiesiog, jeigu jūs nenorit tos akcinės bendrovės ir jeigu jūs norit didesnio rūpesčio gamta, tai kainuos visuomeniai. Nes jau šita įmonė tvarkosi taip, kad uždirba daug pelnų ir atiduoda jas į biudžetą. Pati išsilaiko ir dar atiduoda. Tai dabar akivaizdu, kad mes norim šitam procesui sutrukdyti ir mes pasiruošę. Tai tarsi, kai iškeli diskusiją į šitą lygmenį, tada žymiai aiškiau, tada iš tiesų pasijaučia, kiek Seime žmonių manočiau, kad miškai yra svarbu, iš tikrųjų svarbu. Nes kai tu gali savo pinigus, kaip ir jūs, įdedat savo laiką, įdedat savo pastangas, savo lėšas tikriausiai ir parodot, kad svarbu. Tai dabar
tam visuomeniniam lygmenį turim tą patvirtinti. Aš šiek tiek netgi dirbtinai, tą konfliktą kuriu, nes tada, sakau, tada pokalbis tampa realus. Tai dabar tie 50 milijonų tikimasi visada, kiekvienais metais ir dar daugiau, ar kažkur galima pakeisti tą viziją. Aš ir siūlau pirmą kartą, aš siūlau, kad iš Seimo tribūnų nuskambėtų, nes iki šiol, Petras neduos pameluoti, turbūt 20 metų yra nuolatinis lūkestis tokioms įmonėms kaip miškai uždirbti. Tokia yra valstybės, apskritai prigimtis, jinai, kai pamato galimybę uždirbti ir nefinansuoti kažkokios sistemos, tai ir tvarkoja. Tai suprantat, nes valstybė turi ribotus resursus, ne? Ir jeigu kažkas gali išsilaikyti be jos, tai valio, tai ir išsilaikykit. Kodėl taip sunku, pavyzdžiui, nežinau, kas ten, kokį čia pavyzdį pateikti. Nežinau, dabar ateis man į galvą, bet valstybė gali tiek rūpintis, kiek jinai turi tų funkcijų, o, pavyzdžiui, privatus keliai, kaip atsiranda užsienė, ne? Dėl to, kad valstybė neturi pinigų, tiesiog statykit patys ir uždirbkit iš jų ir viskas. Tai va. Aš norėčiau gal papildyti tokią susivokimo formą irgi, kaip investicija. Yra toks finansinis terminas, kad investuoji į ateitį. Tu kažkokius savo resursus paimi ir investuoji kaip resursą. Tai aš kartais žiūriu ir į brandžių miškų turėjimą, taip, ten yra tas irimo momentas, medžiai krenta, bet brandžių medžių turėjimas kaip resurso, kaip lašinys, tu jo turi, jis rimta investicija ir sveikatai, ir turėtų krizės kokios metu ar karo resursų prieinamų, čia irgi visai toks kaip, kad pereinam iš to eikvojimo kaip į fondą. Taip, jūs teisus ir lygiai taip tos pačios diskusijos vyksta, pavyzdžiui, sveikatoje. Ne? Šiaip tai būtų visiems paprasčiau, jeigu mes sveikatą privatizuotume ir skaičiuotume pelnus. O kas miršta, tas miršta, žinai, kas negali susimokėti. Bet mes taip nedarom, mes skaičiuojam kažkokius šalutinius dalykus, kiek kad žmonės turi gyventi ilgiau, kažkaip nepelnus skaičiuojam. Tai čia lygiai tas pats. Tai turim, žymiai sunkiau yra įjungti to visuomeninės naudos matavimą, nes jis labai sunkiai matuojamas. Kaip jį pamatuoti? Pinigais lengva, dėl to BPO ir sako, ten, kur valstybė valdo įmonės, turite įvesti paprastą komercinį mąstymą. Ir viskas, ir uždirbti ko efektyviau. Nes BPO mato tą tokį kitą kraštutinumą, kai iš tikrųjų biurokratinės institucijos veikia dėl savęs, savitiksliai, nieko jokios naudos neatneša, pelno neuždirba, tik naudoja biudžetoj lėšas ir trukdo verslą. Tokia logika yra, kad kodėl tas vyksta akcinių bendrovių gimimas. Ir yra tikima, kad rinka vis tiek geriausiai sutvarko. Toks liberalus požiūris. Bet jis, taip sakant, čia tik rekomendacija, galim to nedaryti Lietuvoje. Aš matau, Chaimdalas kelia ranką, mūsų svečias, ir po to Petras. Jeigu galite, aš labai trumpai papildysiu Tomą dabar, čia dėl tų pinigų, dėl investicijos apie miškus. Realiai, teko pačiam skaičiuoti asmeniškai, miškų auginimas yra nuostolingas šiai dienai. Pagal medienos kainą, jeigu mes neįskaičiuojam oro, sakykime, valymo, vandens apsaugos, visų kitų reikalų, šiai dienai yra medienos auginimas nuostolingas. Ir mes naudojam sukauptą savo senelių, prosenelių turtą. Ir mes tikrai iš jo neuždirbam. Trumpai, kad susimastytumėte. Kėlė ranką ir klauskit klausimo. Sveiki, girdit mane? Taip, puikiai. Aš gal tokį klausimą prisistatysiu, esu Česlavas. Gal šitiem jūs kaip visuomenininkai, kaip jūs įsivaizduojat, kaip atrodytų tikroji miškininkystė pagal jūs? Kiek turėtų būti miškų saugomų, kiek nesaugomų, kiek paleista, nepaleista, o ekonomiškai? Vis tiek jūs daugiau susidurėt su tais miškais, kaip jums atrodo mąstymas? Tiek čia Mindaugui, tiek Laurynui. Aš gal iškart Laurynui nukreipsiu, nes aš jo mintį girdėjau ir labai esu jas sužavėtas. Tai yra
apie antrą A ir B grupę pakalbėti ir jos šitą patikėjimo teisę kitiem perleist labiau patikimiem. Ar Laurinai esi? Laurinas gal nuėjo kur nors. Tai aš gal išplėsiu jo tą mintį, kad kas vyksta, kad pačios tokios aplinkosaugos, ypač tuose vietose, kurias reikia saugoti, kurios yra vertingos, kurios brandžios, kurios ten gamtai ir žmogui puoselėtina vertybė. Ir visi mes kaip ir sutinkam, ir Europos vertintojai, ir mūsų, ir gamtininkai sutinka, bet gaunasi, kad tos būtent saugomos vietos, kurios turėtų būti saugomos, jos neturi apsaugos. Vienintelė apsauga yra, kur su ženklais rezervatą apsmeigia, tai yra pirma grupė. Tai pirmiausiai reiktų tuos likučius, tas oazes, antros A ir B grupės, tenais jau švelniau kažkaip naviguoti, jau su tais plynais kirtimais, ten kokius 8 hektarus, vos nes besiformuojančios sengirės jau gal kažkaip kitaip veikti tenais ir panašiai. Tai čia vienas iš toks. O ūkinius, taip, ūkinius galima, manau, ketvirtą grupę palikti urėdijos ar kokią jinai ten pertvarką beturės, bet tas atskirimas, manau, kad urėdija būtų samdoma kažkokios tarnybos ar saugomų teritorijų ar dar kažkas, kaip atlikti funkciją, o ne kaip įvertinti. Aišku, ten ir dar valstybinė miškų tarnyba yra toksai organas, kuris irgi labai įdomus. Tai jie irgi, kaip jie ten juda ir panašiai, tai gal iš tokios pusės žiūrėčiau į šitą visą. O jeigu kaip vizija, tai mano toks asmeninis, pasidalinu, tada Laurinas tegu perima. Aš įsivaizduoju, kad tas švedas, mano draugas, kuris apie Lietuvą nieko nežino, aš noriu, kad jis čia atvažiuotų ir jaustųsi kaip ponas, kad jis čia atvažiuoja ir ko yra nematęs net Švedijoje, ko nebelikė. Dėl to jie čia ir važiuoja, nes ten pas juos jau tie švediški plantaciniai miškai jau standartas, jau pas juos tokio oazės, kaip kokia ten, nežinau, Šiaurės Kanada ir ten koks bebras nacionalinis gyvūnas, kuris galimas pateikti kaip kažkokį ir aplėsti visą tokį savo, kaip kad mes patrauklus, kad mes nebe trečiarūšiai, kad mes čia tik tai išteklius duodam, bet kad mes esam ponai ir pas mus atvažiuokit pabūt kartu ponais. Tai čia mano vizija. Taip, sveiki Česlovai. Aš tik dar prieš atsakydamas irgi labai įdomių būtų, iš kur jūs esate, kaip sužinoti apie mūsų veiklą, ar kažkokią įmonę ar organizaciją atstovaujate. Aš dirbu valstybinėje miškų tarnybai, nacionalinės miškų inventorizacijos skyriuje. Supratau. Tai kalbant apie miškų grupės, bet kolegas Mindaugas sakė, ketvirtą grupę jau palikti eksploatuoti. Problema yra kokia su ketvirta grupė, kad nemaža dalis miškų atsidūrė ketvirtoj grupiai, kur jie ne visai net savo vietoje yra. Dėl ko taip yra? Labai daug Europos svarbos bendrijų, natūralių Europos bendrijos svarbos buveinių yra būtent inventorizuota ketvirtoj grupiai. Per 4 metus, ten maždaug 14-18 metais, radom duomenis, kad ketvirtos grupės miškų padaugėjo apie 100 000 hektarų. Ir tos ketvirtos grupės miškų padaugėjo būtent trečios ir antros grupės miškų sąskaita, didžiąja dalimi. Tai yra tikrai labai didelė problema ir iš esmės tą inventorizaciją reiktų gerokai peržiūrėti, atsižvelgti ir į tas inventorizuotas Europos bendrijos svarbos buveinės. Ką aš kalbėjau daug ir su valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, tai jie mato tą problemą, kad buvo be reikalo per anksti paskelbta tos Europos bendrijos svarbos buveinės viešai geoportale. Ir kai jau miškininkai pamatė, kur jos yra, dabar turim situaciją, kai jas tarsi prioriteto tvarka pjauna, nes galbūt bijoma, kad galbūt ten įsteigs kokią natūrą teritoriją ar dar kažką ir užsidarys keliai. O Europos svarbos buveinių, tų jau inventorizuotų, patvirtintų ministrų įsakymų, jų trūksta.
ir trūksta ir vakarų taigos buveinės, ir aliuvinių miškų, ir daug kitų. Tai, ta prasme, dabar tie vat ekologai, specialistai yra verčiami jų ieškoti, inventorizuoti naujas teritorijas, kai tuo tarpu mes turime dar geros būklės buveinių, gražių inventorizuotų, kurios randasi 4 grupės miškuose ir jos yra brutaliai pjaunamos. Tiesiog savo akimis mačiau, jau ne vieną, ne 10 jau tokių Europos svarbos buveinių, kur, sakykime, paėmus ir Ukmergės rajone prie Veprių gyvenvietės, ten ir piligrimų keliai, ir žiemą atsirado, ten rudens gale atsirado plynė didžiausia ir būtent buvo pasirinktas iškirsti vakarų taigos buveinė. Būtent pažymėta ta žaliai plotas geoportalė buvo sunaikintas. Ir dar tai reiktų turėti minti, kad yra 2 B grupės miškas rekreaciniams tikslams ir sanitariniai kirtimai, viskas įteisinta, yra sunaikinama. Tai dabar mes turim tokią situaciją, kai nei grupė saugo miško, nei kažkoks tas statusas kaip Europos bendrijos svarbos buveinė. Ir tą požiūrį būtinai reikia keisti. Kaip galėtų atrodyti ta gera, tobula vizija? Aš manau, pirmiausia, tai reiktų pradėti apsibrėžti, kurias teritorijas mes tikrai saugom ir kurias naudojam. Ir kitas dalykas, dar reiktų peržiūrėti, ar tai, kas dabar yra priskirta ūkiniams miškams, tikrai ten yra ūkiniai miškai. Nes vieni gražiausių miškų, kuriuos aš esu matęs Lietuvoje, aš daug jų apkeliavęs esu, vieni iš gražiausių plotų būtent yra priskirti 4 grupiai, kaip bebūtų keista. Tai čia tokie mano pamastymai. Gal mažai aš kalbėjau apie viziją, bet tokie šiam momentui pamastymai. Aš tai atsiunčiau nuorodą aplinkosaugos koalicijos vizijos, tai nežinau, jūs turbūt esate susipažinę, ten ir skaičiai yra aiškus. Nežinau, ar jums šitie skaičiai yra priimtini, tam, kuris klausia, nes yra čia ir vizualiai parodyta, koks yra tikslas. Klausėjas mus paliko visai nesenai, netyčia ar tyčia. Bet... Rasa uždavė klausimą, gal galėtum perskaityti į viešą erdvę? Taip, galiu perskaityti Rasos klausimą. Čia yra 2 klausimai iš tikrųjų. Bet gal susiję. Gal Tomas ar Petras žinotų, kodėl ir kas patvirtino sunkiąją miškų techniką, kuri dabar naudojama dažniausiai, kai galima buvo rinktis mažiau niokojančią mažesnių gabaritų. Kiek telkiamas dėmesys privatiems miškų savininkams, kad juos palaikyti. Yra tokių, kurie norėtų disponuojamus miškus parduoti, bet norėtų, kad jie būtų saugomi. Arba tiesiog reikia pinigų ir parduoda bet kam. Matau vienintelį sprendimą – kelti vertės suvokimą miško kaip vertybės, ekosistemos, bioįvairovės. Gal jau čia daug klausimų iš tikrųjų. Tai dėl sunkiosios miško technikos. Technikos galėčiau atsakyti. Tai dėl šitos sunkiosios miško technikos ji pas mus atsirado kažkur 90, pradžia pati buvo gal kokiais 92-3 metais, kada pradėjau padėvėtą iš pradžių vežti iš Skandinavijos, o paskui pradėjau urėdijos pirkti ir naują tą techniką. Ir jokių apribojimų, sakykime, masės, svorio, slėgio į dirbo iki šiol nebuvo. Dabar miškų įstatymų pakeitime jau yra atsirado naujas terminas mažoji miško technika ir ten yra numatyta iki 4 tonų ir mažoji miško technika, o jau didesnė, sunkioji didžioji miško technika. Aš čia nelabai matau, sakykime, Tomai, jeigu gali dar pasiūlykit ten pakeitimą tam pačiam įstatymę, nors aš ir rengėjams ten, kurie aplinkos ministerijoje tą išsiųsiu ir jau esam kalbėję tą temą, kad ne esmė tonos, esmė slėgis į dirvą. Suprantat? Gali būti ir maža ta miško technika, jeigu jos, sakykime, poveikis erozijos bus didelis, sakykime, padangos siauros ir jį tą pačią žalą darys.
Tai va čia yra esmė, čia labiau turėtų būti slėgis į dirvą, o ne, sakykime, dydis lemia. Tai va trumpai apie tą miško techniką. Nu, bent jau didelis ir taip žingsnis, kad jau galų gale pripažinta, kad bus ta mažoji ir sunkioji didžioji, čia ir žingsnis į priekį, tai labai malonu iš aplinkos ministerijos pusės, bent toks jau pažanga čia, matau pažangą, trumpai. Gerai, aš būtinai atkreipsiu dėmesį, tai ir aš čia pritariu. Manau, kad mes esam tiesiog globaliam pasaulyje ir kokia technika pasaulis naudojasi, tą mes ir naudojam. Dėl to aš ir pradėjau kalbėti apie pinigus. Jeigu norit naudoti tausojančią techniką, savikaina medienos didėja ir reiškia, jūs pasiruošę aukoti dalį pelnų kaip minimum. Tai viskas yra į pinigus. Ir valstybė yra ta institucija, kuri gali sau leisti elgtis kitaip negu verslas, negu globalus verslas. Jeigu mato visuminę vertę, reiškia ir savo pelno sąskaitą arba netgi kitų biudžeto eilučių sąskaitą gali aukotis. Tai tą pokalbį labai svarbu tęsti. Bet kiek žinau, Petrai, ar tiesa, kad mes turim vieną tokį, jau seniai priimtą draudimą vilkti ten tos medžius su tokiais specialiais renginiais? Nėra jokio draudimo, vilkti galima, niekas nėra uždraudęs. Paprastas tik dalykas, velkant medieną, sakykime, nusipurvina, nusitepa. Mūsų dirvožėmiai ir, molis įvairių ir tų dirvožėmių, ir lentpjūvės jų nenori, purvinų medžių. Juos reikia arba nužievinti. Tai čia nedraudimas, o tiesiog rinka nepriima. Ir paprasčiausiai netinkama, sakykime, technologija, jau pradėjo naudoti siaurapjūklius gaterius, stakles, kur, sakykime, kad sutaupyti, sakykime, daugiau išpjauti lentų iš to paties medžio, naudojami greitaigiai, siaurapjūkliai, sakykime, gateriai, staklės ir purvinas medis neapdirbamas. Taip, svaru. Aš norėčiau papildyti, aš dar tą visą klausimą matau ir antra pusė yra, tai apie pardavimą neišmiškinimui. Tai čia toks sudėtinga tema, bet aš norėčiau ją nukreipti tokį dalyką, kad Lietuvoje neegzistuoja galimybė ir netgi yra toks lengvai, nėra tokios terpės. Tai jeigu dabar, sakykime, yra koks purškiamas rapsų laukas, ar ne, ir tu savo ten pinigėlius turi, nusiperki tą rapsų lauką ir norėtum jį paversti sengirę. Aš bandžiau sugeneruoti, kokį teisinį procesą turėtum praeiti. Tai rimtas ninja turėtum būti ten visuose pasikaustęs dalykuose ir dar truputį laimės ir kokį 10-metį užtruktum, kad galėtum savo apleistą žemę įforminti kaip mišką. Tai aš pirmiausiai gal siūlyčiau tokio dalyko, čia gal apie ateities girių inspekcijos projektus, tai yra girios sertifikatas, suteikiamas žmonėms, kurie nori pakeisti iš apleistos žemės į gamtai savieigai paliktą sklypą. Tai čia ateities projektas ir tiesiog niša, kur yra tuštuma ir vakuumas, tai bandysim užpildyti, kad žmogus tiesiog įgautų galimybę savo lėšomis ginti savo privatų mišką ir kad jį kas atstovautų, advokatautų. Tai va čia gal toks būtų, nes kol kas tokio dalyko nėra ir, gal tokia mano įžvalga būtų. Iškart trumpai jums atsakau. Galima, reikia tik pakeisti žemės paskirtį. Pavyzdžiui, žemės ūkio pakeisti miškų ūkio paskirtį ir galit pilnai sodinti mišką ir auginti. Yra tik tai vienas bet. Jeigu žemė melioruota, valstybė reikalaus susimokėti už likutinę vertę melioracijos įrengimų. O šiaip tai galima, galbūt jūs ten sugaišit pusmetį, maksimum, manau, metus tikrai galite. Gal aš labiau apie tą advokatavimo pusę noriu, kad šitų žmonių, kurie nori saugot, ir Laurynas turi labai daug pavyzdžių jau prikaupęs, žmonėm, kurie privačius rezervatus įkūrinėja ir jiem kišami pagaliai, kad mokėkit baudas, mokėkit dar, tai norisi bent jau girių inspekcijos yra du siekiai, tai atstovautų žmonės, kurie nori saugot, čia apie ateitį, ir kitas yra ir edukacija. Edukacijos mes čia niekur nepajudėsim ir edukacija tiesiog privaloma sekantis žingsnis bus girių inspekcijos savanorių toks vystymosi tarpas. Mes jau visi tai išdiskutavę, tiesiog tai užtrunka laiko ir resursų. Ir apie pačią savanorystę norėčiau, gal kas nors galės papildyti, bet džiaugiuosi, kad jūs visi čia esat ir dalinamės tom mintim. Ir čia visas, kaip suprantu, šitas mūsų judėjimas apie tai ir yra, kad
kad tiesiog palaikyti tą gyvą pokalbį ateityje. Ir aš tikiuosi, kad Tomas mūsų ir Petras ir kiti aplankysit dažniau, nes tiesiog kasdienių žingsnis po žingsnio čia kitaip neįvyks, kad čia mūsų kažnors išgelbės, dar kažką, čia toks ilgas procesas, aš kaip matau. Aš galiu papildyti atsakymą, pabaigti Rasos Gertrūdos klausimą. Čia buvo dar daugiau, ar bandėte inicijuoti kelti išsaugojimo, išpirkimo bet kurios klasės miškų plotus, kaip kad vykdomas Sengirės projektas. Deja, šiuo metu nežinau, kas pirktų saugojimui tuos ūkinius miškus, bet žinau pavyzdžių, kaip, ta prasme, suprantama, jeigu reikia pinigų žmogui ir galima kirsti tą mišką, ir Karolis žino pavyzdžių tiesioginių, kaip galima naudoti tvariai. Išsikerti kažkiek tai ir ta prasme, jeigu jau tų pinigų tikrai reikia, tai tik tai toksai variantas ir vis dar tas miškas išlieka gyvas, toksai kaip yra, ten vieną kitą medį, kai išsirenki ir puikiai galima iš to išgyventi labai ilgai, gali būti ilgą laiką tavo tiesiog gyvenimo pajamų šaltinis, ten, ta prasme. Bet aš tik tai atkreipiu dėmesį, kad mes pakeitėm įstatymus ir privačių miškų, privačių saugomų teritorijų atsirado galimybė, tai ta prasme, tai irgi yra kelias ir aš tik nelabai supratau, kam čia buvo klausimas, ar jums kaip bendruomeniai, ar valstybėje kaip tokia, nes valstybė tai pirmiausia turi kirsti mažiau, o paskui jau galvoti apie kažkokį pirkimą. Miškų irgi gali ir valstybė pirkti miškus, kodėl ne? Taip irgi galima apie tai galvoti, buvo apie tai diskusija šiek tiek. Atsiprašau, aš irgi iššoksiu į diskusiją dėl privačių saugomų teritorijų. Kaip tik dabar vieną atvejį turim čia Vilkaviškio rajone, žmogus turi apie 200 hektarų žemės ir jisai nori saugoti ją, palikti gamtai. Ir jisai jau apie 20 metų ten nevykdo jokios intensyvios ūkinės veiklos, ten yra ir pelkių sistemos labai įdomios, savaiminiai miškai užauga. Aišku, jisai gyvena gamtoj ten be elektros, labai ramų gyvenimą su žmona, tai čia jis į tą biurokratinį pasaulį neįsisukęs labai, bet kas atsitiko, jį pradėjo bauduoti NŽT dėl apleistų žemių. Tai jisai tuo tikslu pasikeitė tam tikrus plotus iš miškų, iš ūkinės žemės į miškų paskirtį, bet tai visiškai problemos neįsprendė, nes tada tenai tą mišką dar turi kažkaip inventorizuoti, nėra taip paprasta, kad per vieną kartą tau iškart miškas ir tu jau tenai turi. Tai žodžiu, tą mišką reikia inventorizuoti, kad jis būtų inventorizuotas, reikia parengti miškotvarkos projektą, o miškas užaugęs ir auga savaime. Tai ten dar tuos niuansus reikia išsiaiškinti, kaip tenai užregistruoti savaiminį mišką. Ir kaip tada susitvarkyti, kad tas žemės mokestis neišaugtų, nes šiai dienai jisai kiek tenai keitė tą paskirtį sklypų, tai tas neinventorizuotas miškas, miško kažkokia žemė, jinai didesnį koeficientą turi ir išaugo žemės mokestis. Tai tų procedūrų čia nėra taip paprasta. Dabar, kas liečia steigimą saugomos teritorijos, kalbėjom su specialistais iš VST, jie neturi dar poįstatyminių teisės aktų ir jie nelabai ką gali padėti. Noras išreikštas yra, kad norima steigti saugomą teritoriją, bet specialistai nieko iš ten negali padėti, nes laukia kažkokių dar įstatyminių aktų. Tai žodžiu, kol kas taip stringa, oficialiai kaip ir yra jisai pajudintas dalykas, tai tas yra. Dabar kita klausimo dalis dėl miškų supirkimo. Tai problema yra, kad tų nesengirės po miškų, bet to vidutinio amžiaus miškų, kuriuos žmogus norėtų parduoti, ne išpjovimui, bet kažkam, tiesiog sutiktų ir mažiau gal pinigų. Tai tokio nelabai aš tokios schemos mačiau. Dažniausiai tos privačios įmonės
didžiąją dalim švedų kompanijos, jos supirkinėja miškus išsikirtimui, ar iš karto, ar ne iš karto, čia kita kalba, bet tokių, kaip sengirės tipo besiformuojančių miškų, na, iš tiesų sunku ir net labai ką šiai dienai galiu patarti tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, turi miško gabaliuką ir norėtų jį parduoti, ne išpjovimui sutiktų gauti mažiau kažkiek, bet neturi kam ir parduoti. Tai kol kas šitas klausimas neišspręstas. Tai tiek. Karolis, mačiau, kėlė ranką. Jo, tai čia į Lauriną klausimą galiu kažkiek atsakyti, tai pirmiausiai reiktų pasidaryti, kad įsiteisinti miško taksaciją. O tą miško taksaciją galėtų, kad ir Petras padaryti žmogus su miškininko išsilavinimu, arba netgi tą taksaciją ultimą daryti privačių tų miško savininkų, privatus tie miško savininkų specialistai. Tai čia Petras gal labiau pakomentuotų, kaip reiktų taksaciją pasidaryti. Bet tą taksaciją padaryti aš nemanau, kad ten yra labai sunku. Jeigu nori trumpai, galiu pakomentuoti šiek tiek. Tai dėl šitos taksacijos. Šiaip, kol buvo Miškotvarkos institutas ir buvo vykdoma visuose Lietuvos miškuose kas 10 metų miškotvarka, inventorizacija. Dabar, kada Miškotvarkos institutą panaikino ir sakykime, persikėlė visi specialistai į urėdiją ir urėdijai pavaldus, irgi matau, kaip didelis minusas turėtų būti faktiškai Miškotvarkos institutas, mano nuomonė, atskirtas nuo urėdijos. Vienas dalykas, kodėl? Trumpai va čia irgi. Kaip jūs manot, kaip, sakykime, gali darbuotojas nevykdyti savo vadovo nurodymų? Nes čia yra labai slidus reikalai su ta miškotvarka, sakykime, su amžiaus nustatymu, gali pamatyti lizdą, gali nepamatyti, čia visokių prasideda niuansų. Kada yra pavaldume tiesioginėme, sakykime, taksatorius, kuris vykdo inventorizaciją įmonėje, kaip urėdijoje dabar, kad yra. Ir gali pritempinėti ir taip toliau, čia galimai, čia gal to ir nedaro, gal to ir nėra, bet kyla tokių minčių. Ir dabar, kada, sakykime, nebėra tos Miškotvarkos instituto, aš net nežinau, kaip su privačiais miškais ta inventorizacija valstybinių mastų vykdoma ar nebevykdoma, negaliu net atsakyti, net pats nežinau, kažkaip nepasitikėjau. Kas 10 metų daro privatiem miškų sklypam taksaciją valstybinė miškų tarnyba, padaro kas 10 metų. Tai tada viskas tvarkoj. Kada ateis eilė, sakykime, toj vietoviai, pavyzdžiui, ten, sakykime, kokiais ten 26 metais, galbūt ten, kur tas žmogus gyvena, ateis ta inventorizacija. Aš kaip pavyzdį sakau, nežinia, gal tik 27 ateis. Ir automatiškai inventorizuos visus tuos miškelius naujus, kurie tik atsirado. Jeigu ten yra, sakykime, miško apibrėžimas, turi atitinkamas skalsumas, atitinkamas plotas, yra faktoriai, kurie yra įvertinamas kaip miškas jau. Ir privalo būti inventorizuojamas. Ir automatiškai tie visi miškai bus inventorizuoti ir savininkui realiai nieko nekainuos. Ir kada, sakykime, ateis diena, kada pasiūlys, sakykime, dar nėra to, kiek žinau, priimta oficialiai, bet planuojama, kad jau buvo prieš tai net iki teismų daeidavo, kad buvo inventorizuojamas kaip miškas, savininkas miškų, kaip ne miško žemėje buvo tas miškelis užaugęs, o žemės ūkio paskirties savališkai nukirto, čia traktavo kaip savavališkus kirtimus, buvo teismai, teismų savininkai laimėjo, kurie tą kirto mišką, bet jau dabar yra įvesta, jeigu bus inventorizuota, kiek žinau, virš 20 metų, jeigu yra, sakykime, miškelis pasiekęs ir kitų išeičių nebebus, jau ten bus miškas automatiškai. Jeigu virš 21 metų amžiaus bus pasiekęs, sakykime, tas savaiminis medynas. Kad ir žemės ūkio paskirties žemė. Tai va tokia būtų ta informacija. O jeigu nori žmogus greičiau susitvarkyti, jau čia reikia domėtis, man neteko su tuo susidurti, negaliu atsakyti. Vilija, mačiau, dar irgi norėjai pasisakyti.
Taip, tai vat aš noriu, kadangi matau, sugrįžo šitas valstybinės miškų tarnybos tas atstovas, tai Tomilinas va čia nuorodą numetė, minėjo dėl tų procentų ten miškų, tai iš tikrųjų aplinkosaugos koalicija ganėtinai gerai formuoja, ne 100%, ne viskam mes ten pritarėm, kai kam ir griežčiau galvojam, bet neblogai tenai yra. Ir dar norėčiau įgarsinti Rasos Gertrūdos komentarą. Valstybė susideda iš kiekvieno atskiro žmogaus, būtent privatus maži rezervatai, oazės. Miškas turi būti kertamas taip, kad jis to nepajustų. Tai va, ir galbūt jau, gal eitume į pabaigą. Šiaip galbūt norėtų porą žodžių pasakyti tie, kurie dar nekalbėjo, gal bent jau prisistatyti, kas yra ir porą žodžių, kodėl čia su mumis buvot. Nebūtina, bet jei norėtumėt. Ar paleidžiam būtiną ratą? Tai viskas gerai. Aš manau, Povilo Matulionio frazė mišką reikia kirsti taip, kad nepajustų, labai gal ir gražiai apibendrino mūsų pokalbį, kaip atrasti tą ryšį, kad ir žmogus galėtų patogiai gyventi ir kad miškas galėtų klestėti su minimaliom pasiekmėm. Šiandien daug ką aptarėm. Ką norėjau išsiaiškinti šiandien tokio aiškumo, tai būtent ties ta vieta, ką kiekvienas galim padaryti. Tai kaip ir Tomas minėjo, kad laiškų siuntimas yra veiksminga priemonė, tiesiog reiktų orientuotis ne į masinius laiškus, o į labiau asmeninius ir palaikyti tą dialogą su politikais argumentuota kalba. Galbūt reiktų inicijuoti daugiau tokių pokalbių su skirtingų partijų nariais, frakcijų nariais ir kalbėti, kad mums tai svarbu, visuomeniai tai svarbu ir mes pasiruošę kalbėti, bendradarbiauti, gilintis, aiškintis ir kad pasiektume tų pokyčių, kurie būtų draugiški gamtai ir mums žmonėm. Tai labai ačiū visiems, kas dalyvavo šiandien, ypatingai Tomui, kuris rado laiko. Petrui labai dėkui už komentarus, tikrai norėčiau ir ateityje pasikonsultuoti, gauti informacijos iš profesionalaus aspekto pusės miškininkystės. Tai tiek iš manęs, ačiū visiems, kas dalyvavo, matau, dar Eisvydas kelia ranką, tai prašau. Taip, tai pabaigai aš norėčiau tiesiog susitelkti ties viziją, apie kurią mes kalbėjom ir tiesiog paminėti tokius momentus, jog ES šiais metais vasario mėnesį pritarė planui, jog ES siekia pagerinti visų ekosistemą, kurias reikia atkurti būklę. Tai reiškia, ES nori ne tik išsaugoti gamtą visose valstybėse narėse, bet ir ją atkurti. Tai buvo pritarta planui iki 2030, iki 2030 metų pasodinti 3 milijardus medžių ES. Ir dar aš norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų miškų įstatymą, kurį benagrinėjant, jis tiesiog yra visiškai parašytas, kaip čia pasakyti, komerciniais tikslais, miško išpjovimo tikslais. Jis orientuotas yra tik tai į ekonominę naudą, kuri susijusi su miško išpjovimu. Tai nėra, pavyzdžiui, vystomos tos ekonominės sritys, kurios būtų nukreiptos į žmonių sveikatos gerinimą arba kultūrinės veiklas. Ir aš atkreipsiu tokį dėmesį, jog
tiesiog yra supainiotos savokos. Netgi mes šiame pokalbyje, kai kalbėjome, minėjome, kad kai miškai yra iškertami, jie yra atsodinami. Bet tiesiog šitam įstatymė yra supainiotas esminis dalykas, tai vadinama miško atkūrimu. Bet tai nėra miško atkūrimas, kai tu išpjauni visą mišką plynai ir tada atsodini naują mišką. Tai nėra miško atkūrimas ir tarptautinėje praktikoje miško atkūrimas yra apibrėžiamas kaip apimantis visas veiklas padedančias grąžinti miškui sveiką būklę. Tai kalbama ne apie nulinę stadiją, kada yra susodinami želdiniai, bet kada jau miškas yra subrendęs, kai jam yra, sakykime, 100 metų, o jeigu mes žiūrime į visą ekonominę naudą tik tai kaip į medienos išpjovimą, tai galima prilyginti kaip žmogaus gyvenimui, kad tu jau užaugi, tavo 18-20 metų, ir viskas. Tai, supranta, tai šitas visas miškų formavimosi procesas ir atsikūrimo procesas, jisai tik tai prasideda 100 metų. Bet medienos pramonėje tai yra būtent stadija, kada jau galima išpjauti pagal jos. Tai aš tiesiog norėčiau kaip vizijai susitelkti į miškų atkūrimą ir būtent liesti tas 4 grupės miškus, prie kurių buvo priskirtos metų bėgyje iš kitų grupių perkelta. Tai ačiū, visus sveikinu beje su tėvo diena. Ačiū. Jo, visiems ačiū ir greičiausiai darysim šitus pokalbius dažniau, nes tiesiog trūksta erdvėj aktualios susivokimo, kad kiti žmonės, kurie nedalyvauja ir neskiria viso laiko tam, kad galėtų susivokti ir susiformuoti nuomonę ir išgirsti skirtingas pusės, tai mes čia dažniau susimatysim ir bandysim kažkokiu taikiu būdu kalbėtis ir bendrauti, nes kito kelio nėra. Ir aš labai džiaugiuosi kiekvieno iš jūsų čia buvimu ir iki kitų, gal net ir gyvų pasimatymų. Iki. Ačiū labai. Iki. Ačiū labai. Ačiū. Geras, sėkmės jums. Ačiū.